Sausio 1. Labas rytas nesakau, nes nėra labas rytas. Būta pamiegota, bet būta ir nueita miegoti vėlai. Nuėjom 7 ryto. Dabar yra po 3:37, atsikelta buvo po 2:30, pusė 3. Bet tiksliau, aišku, buvo prabusta ne kartą, bet nes Nikolė kėlėsi, bet ir toliau miegota. Valausi veiduką su savo padukais, mano favorite Pure and Beyond vokiečių gamybos, žodžiu, ir galite ras mano šopę. Tai va, nusivalau savo veiduką su toniku ir ką, pas mus šiam planai tokie, kad niekur nevarom įspūdingai, varom čia, netoli, 15 minučių kelio, žodžiu, pakyla paeisim, eisim į šopelį, nusipirks niekučio ir ten netoli kažkur yra kavinukė kažkokia, tai pavalgysim kavinukiai. Pavalgysim, kokią kavytę išgersim, žodžiu, mūsų pietukai bus. Pasimsim sneko, kad turėtumėm, o vakare eisim vėl čia pavalgyti pas save į viešbutį. Tai va, tokie planai, kažkaip tingisi po to. Nors važiuoja, sakutė, traukiniai, bet kažkaip, galvoju, apseisim. Apseisim šiandien, pailsėkim, nes kai tokios aktyvios atostogos, tai trūksta poilsio. Bet šiaip labai žiaurus blogas dalykas, kad užsimiegi pietų ir paskui negali nueiti, ta prasme negali atsikelti ryte, nes nueini vėlai gult, ryte šaks kaip nieko nori. O mes rytoj turim varyti į pisą. Tai laukia ilgas kelias, per 4 valandas važiuoti vieną galą. Tai jau kažkaip reikės kilti anksti, arba mes sakom su vyru, išvis gal neįsimiegoti. Kas čia? Tėva, eik iš čia. Gražiausiai. Tai va. Gausi mušti. Žodžiu. Pakviesiu. Žodžiu, tepam pakiam kremuką. Ir ruošiamės varyti. Tokia čia mums beliko to atostogėlikas šiam 1 sausio. Tai žodžiu, planuojam, nežinau dar kaip bus, dar nesusiradom viešbučio pisoj. Tai kad pasilik nakčiai, nes vis dėlto 4 valandas į vieną galą, jeigu 4 atgal, tai 8 valandas kely. Ir jeigu tą pačią dieną išvaryti, nelabai ką čia ir pamatysi. Tai va, tai greičiausiai liksim. Išplaukit. Išsiroliuoju savo veiduką su Vanvolia firmos, rasit pas mane. Čia yra tokie dovanų setukai. Žodžiu, visas setas, tai įeina volelis, va tas pakių kremas, kur dabar tikiausi. Ir pakių padukai. Ir kas dar? Ir viskas. Ir veido kremas, kurį aš pabaigiau, neturi, tai tepuosi su kitu veido kremu. Tai žodžiu. Šitaip prasiraliuoju. Dar akytėm pasišaldau, labai patinka man. Ir užsidedam padukus, nors tokie iškart kremą užsekus užsidėt, bet aš jau užsibazarinau kaip ištelė, tai truputuką untraip darau. Užsidedam, kad biškitas kremukas pabūtų, kad greit neįsigertų į odą. Va. Paskiau juos galit, žodžiu, palaikote 10 minučių, kol kavytę išgeriate, ne? Tada nusiemat, išsiplaunat su šiltu vandenuku, va jis turi tokią keisą metalinę, ant tokių va susidedat juos, atgal čiukš, tai viskas, job done. Einu, žodžiu, biškį pabūsiu 5 minutės ir grįšiu atgal. Pabūgam, galim juos nuimti. Labai gerai pasimaitina pakiai, žodžiu, labai cool dalykas, pasiemam ir nusiplaunam. Čiaukštą su šiltu vandenuku. Ir rankšluostuką va jos apsivalau. Ir kaip sakant, susidedi keistą ir
Ir vėl naudoju, yra daugkartinio naudojimo. Ir žodžiu, labai faina. Labai kelionėm kaip faina su tokiu keisu įsidedi, niekur nepasimest. Šitas irgi toks fainas visai. Nenuploviau. Tai va, šį laikiau šaldytuve. Всё. Kągi toliau. Toliau pasiėmu pudrytę su SPF 30. Jį tinka visą sezoną, ir žiemą, ir vasarą, ir pavasarį, ir rudenį. Štai tokia su kempinėlė. Nu, aš jau matosi, kad ją naudoju. Tai va, jinai turi tokį žėrutį lengvą. Neblizgėtas veidas, žodžiu, bet nu, tokį duoda atšvietimą, tokį, kaip sakant, tokį fresh veiduką padaro. Tai va, jos tikrai nepadauginsit ir čia yra medium, žodžiu, tamsumas. Būna, jinai dar ir šviesesnė, bet jau nebeturiu aš to šviesesnios. Turiu tik šitą, nu, labai balta odėm ten gal ir kažkaip netiktų, bet nemanau, nes jis iš tikrųjų biškelį tik parudina tą veidą, bet nestipriai. Bet sakau, labai geras dalykas, kad su SPF-u apsauga nuo saulės to pačiu ir žodžiu, ir veidukas nėra toksai, kaip sakant, visai be nieko. Vis tiek. Tada pašiemu savo Diorą. Diorą neturiu šopę, bet jau kadangi jau prie jūsų čia pradėjau maliavotis, tai ir pabaigsiu. Aš biškį pasikontūruoju veidą, kad gautų tokį gyvumą, kaip sakant, veidas. Kontūruojam. Tai čia mano toks dieninis lengvas makiažas. Kadangi jau esam atostogose, tai nesinori visai be nieko vaikščiot. Bet namuose, kai būnu, tai labai retai iš viso dažausi. Na, nebent sakau, jau varom kažkur out, tai tada dažausi šitai. Nes aš jau ta, kur be makiažo gyventi negali. Bet va šitaip lengvai, kytės va gilinam, nosytę parudinam biškį. Nuėmam tos šoniukus, kai truputuką sumažėtų. Nes jau velnės ką davė, tai davė nosinę mažą. Kaip sakant, nepagailėjo nosytės man. Nu, negali viską turėti jau čia taip, kaip norėtum turėti, ne? Tenka gyventi su tokia jau nosim. Ai, bet aš myliu tą savo nosį. Nebūčiau aš jei neturėčiau tokios nosytės, ne? Ok, šitus dedam atgal. Biškelį prasklaidom, kad nebūtų jokių ten, žinot, per daug kažko. Tuk, viškaš. Tada įmu, kur mano šepetukas, susišukuoju savo blakstutes, nes po nakties, žinot, susivėlusios. Šitas šepetėlis irgi va, Nikliai firmos, žodžiu, nes Nikliai. Ir jisai toksai kelioninės su metaliniu keisu, ne plasmasiniu, tokiu metaliniu. Labai geras. Irgi rasit pas mane šopę. Va, prisibraukom, prasišukuojam. Tada imam tušiuką. Lash Perfect pas mane rasit. Žodžiu, jis yra kaip plaukų lakas būna, ne? Tai čia yra blakstienų lakas, galim sakyti. Jau kai jūs jį sušukuosit, tas blakstienos, taip jos ir stovės jums, žinot. Tai labai gerai, kad jos ten nesisklaidytų kažkaip nefainai. Žinot, būna ten nusileidžia kažkokia trukdo, ten kažkur kabinasi blakstienos apatinės. Tai va čia labai puikus dalykas, nes gali sušukuoti jas, kad jos jūs klausytų. Galite ir per antakius prabraukti, jei norit, bet aš turiu antakiams kitą dalykėlį. Dalykėlis vadinasi Brow Liftas. Irgi rasit pas mane Nikliai firmos.
Germany. Tai va, susišukuojam antakius, jis yra su keratinu, to pačiu skatina plaukų augimą. Tai jūsų antakiukai ne tik gražiai stovės, labai gerai po laminavimo yra. Tai tada dar labiau geriau, žinot. Oi, pamiršau savo antakį. Oi, velnis. Nu, žodžiu, teks dar kartą panaudoti. Neuždėjau spalvytės. Vištelė. Nesvarbu. Pabaigsim. Lash Perfect. Tušiukas. Pas mane rasi. Čia yra Made in UK. Taip padažom apatinės blakstienas. Aš visą laiką sudažau, jeigu kažkur atvarau, man reikia ir apatinės padažyti. Labai geras, jisai nesulipdo blakstienų žiauriai, ten kažkaip negerai. Nu, toks lengvas. Padažė jas, bet netepa, žodžiu. Jokių gumuliukų nesusidaro. Aš jau senai turiu atidarius, tai ta prasme geras. Tikrai geras. Ir jisai tinka priaugintom blakstienom. Jis yra be lėjuko. Tai žodžiu, jeigu norit, galit prabraukti ir tas viršutinės. Nieko jums neatsitiks, nu tas priaugintas, žinot. Tinka ir natūraliom, ir priaugintom blakstienom. Šio. Blakstės dan. Tai va, ko nepadariau. Nu, čia dar reikia biškį savo žymę paslėpti. Ale buvo spogelis ir buvo prispaudyta. Tai biškį slepiam. Turbūt, kad nekristai akis, ne? Galim iš tikrųjų dar uždėti. Ir ko aš jums neparodžiau dar, tai šito antakio pieštuko. Labai fainas. Žodžiu, čia yra spalvytė, tokia kaip kempenėlė, jinai va tokia. Pavyzdžiui, spalva va matosi. Va ruda tokia tamsi, čia yra medium, žodžiu, rudumas. O kitoji pusėje atsukat yra highlightas. Va, jisai highlightina. Kai kad po apačią paparėžtai, žodžiu. Va, pasispalvinam. Čia žinokit, irgi nesugadinsit savo antakio niekaip. Kas pabandė, be jo gyventi nebegali. Labai lengvas, o toks, o čiukšt, matot? Niekur neišeisit iš linijos negražiai. Jisai duoda tokį šešėliavimą, kaip šešėlis, nu žiauriai geras, man patinka. Fok. Belekas, iš tikrųjų, belekas. Labai greitai, čiuk ir pasirudina. Dar galima, aišku, kur mano tie visi pašukuoti tą antakį. Pašukuojam. Aišku, va prieš tai, kur rodžiau antakiam tą keratiną, tai va tą keratiną gerai po to užtė, bet aš jau nebetepsiu, nes jau tepiau. Nebus čia paskui sviestas sviestuotas. Na ir va su highlightu prasibraukiam čia po apačią. Va, matosi. Dar galite su pirštuku išskaidyt. Ir va, čia pasitepiam. Žinot, duoda tokio gaivumo prieš. Nu, va, viskas, kaip sakant, I'm ready to go. Ai, dar lūpytės patepsim. Blizginsim lengvai. Šitą nerasit pas mane. Čia iš mano dantą kalendarės. Tad, blizgis. Nu, va. Ir ką? Ir lengvas make-upas. Biškį patonavau. Biškį highlightą antakius paryškinau, blakstienas paryškinau. Varom į parduotuvę. Pikusuok. Ko tu nepikusuoji? Po 4:26. Bumbuliukai išsiruošia į parduotuvę. 4:30. 4:30. O, žiūrėk, va. Eik pasakyk, kad valytų.
Tipo apsimes, kad nebematė. Ne, jeigu yra tavo darbo valandos, tu turi praeiti iki galo ir pažiūrėti. Supranti, nes kartais taip irgi būdavo. Praeini yra uždėta, jau galvoji viskas susivaliau, praeini savo aukštą, pasižiūri, kad yra užsidėję kortelę. Ir turi išvalyti, jeigu tavo dar valandos nesibaigė. Einam į recepciją. Taip va. Taip va. Einam į recepciją, pasakysim, kaip turbūt. Varom, recepciją, nevarom skalėm. Visu dar. Man tai patinka jūs per Tai čia... A, čia ne ta pati mūsų, kur mes išvažiuojam. Tai ką mes jam aplinkui čia dabar? Žodžiu. Rodo mums čia vingiais visokiais per aplinkui eiti. Tai mes skirsim per traukinių stotį, kad būt greičiau. Kažkokią kavinukę radom. Rodo 29 minutės eiti, bet mes nesirašėm taip eiti. Kirsim kelią. Ai va, čia tas pastatas, čia turbūt irgi kažkada buvo kažkoks viešbutis. Dabar tiesiog apleista. Tiesiog apleistas pastatukas. Regi, čia jau čia irgi viešbutis kažkoks buvo. Tai gal prieš tai šičia buvo Davinčis. Persikelia į kitą pastatą. Čia tas vaiduoklis prie mūsų viešbučio. Atrodo tikrai kaip vaiduoklis. Nu, einam ieškot kavytės. Parko Bruzano mūsų. Milano Bruzano Parko Nord stotelė. Va. Einam per traukinių bėgius. Ar taip sutaupysim truputėlį laiko ir kelio. Ieškom, kaip išeidavo su vežimu. Ate, šako. Ate. L'ascensore scende. Scende? Šiandien l'ascensore, o kai nusileisim bus piano 1. Ar ne 1? Nu, pažiūrėm. Kita pusė. Ne. Čia. Abiejų pusė. Piano 0. 0. Piano 0, ne 1. La porta apre. Ok. Nu va, pravarėm pro tokį tiltuką, pervažą pro bėgius ir dabar parkeliu 12 minučių. Tikiuosi, ta kavinė dirbs, nes yra sausio 1, tai gali ir nedirbti. O aš kavytės noriu, iš tikrųjų kavytės, už kažką, nes jau kiek yra, nes jau yra be 25, taip, 9 vėl vakarienės kaip vakar. Apie 9 vakarienės, ne? Kaip vakar jaučiu. Teti. Toj 5, tai apie 9 man. Gerai? Tai aš nesiruošiu šiandien, suknę apsimausiu ir viską. Nesimeikapinsiu. Nėr čia. Ne, suknę apsimausiu, tai, bet meikapo nedarysiu, galvos neplausiu. Jau vakar pakankamai pasipuošiau, likau neįvertinta, tai nusprendžiau nebesipuošti. Nepagyriai, komplimento nepasakei. Pagyriau, visi girdėjai. Oi, Stela! Mokykla, susukta. Mokyklai langai, kaip gražiai išpaišyti. Visokie eglutės, naigutės. Einam dar vis kavinę savo ieškom. Kažkokiais gyvenamaisiais namais vaikštam.
Tikrai jau ne centriukas. Prišiukšlinėva, prišaudė ferverkų ir numetė. Od garažu. Va, rodo. Ką čia rodo, kiek čia yra. Valandas rodavo. Sausio 1, 8 laipsniai šilumos. Po 4:56 minutės. Informacija keleiviams norintiems vykti. O, aš tikiuosi veiks ta kavinė ir veiks šopas. Nedirba? Eik tu. OMG. Ne, va šita turėjo būti. Jo, bet rašė, kad dirba. Ir nedirba. Tai čia šiandien daug kas nedirbs. Žiūrim kitą kažkokią. Va. Palikta tik tai buteliai, gėrimai ir šopai nedirbai. Niekas nedirba. Kažkokią radom. Dirba? Čia kažkoks marketas. Ar čia marketas, regi? Gėlių, kiek daug yra. Gėrimų yra, bet... A, tik gėrimai ir gėlės. Ir kažkokie šūdai. Labai šūdai. Ne, net nesąmonė. Gėrimą mes ir taip galim nusipirkti, palauk, einam kitur. Pavalgyt nieko nerandam, bet va. Yra užtačių tokių dalykiukų pilnas aparatas. Saugiai čia gyvena žmonės Italijai. Su tokia aparatuku, va. Pharma Shop 24 hours. Nu taip, nori mamam. Ieško mamam. Niekas nedirba. Kaip gražiai. Namas su kokiam statulėlėm. Kieme statulos. Oh shit. Oh yes, today's shit day. No food, no drink, no breakfast, no lunch, no dinner, no nothing. Nothing! Prima piano. Are you sure you piano? O čia kažkaip bus, neturi būti viršų irgi liftas. O, kaip gražiai pripaišyta vaikučių. Matai, kaip gražiai. Pripaišyta. Pys, pasirašo. Čia apie pys, matai, tą taiką. Žiūrėkit, kaip gražiai. Eina mama. Pedro. You don't like it? Me too. Einam kažkur vaikštam, ką veiksim. Pamatysim kitokios Italijos. Nu, paskutinis objektas. Ir einant atgal įsivesime tuos minimarketus. Bet kad būtų link namų jau neklaidžiat. O, žiūrėk, kavinukė ir kažkokia. Kafė rašo. Ką? Vorkina čia. Gatvės sausio 1 Italijai. Vien petardų privaryta. Eik, tu šiek, kaip baisiai. Kaip šiukšlyną palieka, aš nepavydžiu žmonėm, kurie tvarko tas gatves. Ar šitie aparatai saugus? Mes saugus. Čia tikrai nenori, kad žmonės gimdytų vaikus. Taip, pažiūrėjau. Auguris, miestelis. Fontaniukai.
Komarna Asudi Shushudi. Hello man, how are you today? Good, good. O, šupinės, kur čia mes einam? Tiem į kitą kavinę, kuri irgi nedirba čia staty, pasirodo. Žodžiu, nesiseka šiandien. Liksim jaučiu nei gėrė, nei valgė šiandien. Sausio 1. Ko reikėjo tikėtis? Vis dėlto gavom kažkokios kavytės. Kažkokią kavinukę radomas sainukai. Nikoliūzas nevalgo. Estela valgai? Ne? Su čokolade. Vaikam taustą gausim patys suvalgyti su hamu. Nu, kodėl? Taigi taustas. Su hamu. Tokį namuose valgo. Biškai, nors biškai pavalgyti man paliks. Jeigu turi, kai nori? Imk, va, tėtis nevalgo. Paragau. Nu, tai valgyti kažką reikia. Nu, va, Nikolei tiko. Bent Nikolė valgyti. Priejukai tu bent kukį pabaig valgyti, gerai? Kukį nevalgai? Kokie jie garsus tie italai, ne? Na, ėjom, kava, pijom, alkoholis. Geras kainas. Žmonės va tiesiog taip klausosi. Muzikytės langus prasidarė. Traukia gerai. Gal pašokam? Itališkos muzikytės, tirli-pirli, tiamo. Pavalgėm. Ačiū Dievui, radom kavytės, sausainuką, taustą. Ir dabar varom atgal iki viešbučio ir bandysim ieškoti grocery shopo. Bet abejoju, rasim kažką. Būtų gerai dar sneko prisipirgerinti, o tai nieko nebeturim viešbutį. O, liūdesėlis. Nu, bandom laibę, gal rasim. Žodžiu, neradom grocery shopo. Važiuosim su traukinuku, 4 stotelės iki mūsų šopo, kur visą laiką perkam snekus. Tikiuosi dirbs. Nikoliūzai, tu buvai beveik užsnūdus prieš kavinę. Šikne, šiuš. Ačiū, kad numetei viską, ačiū. Aš noriu nupirkti bilietus pabandyti. Enjoy. Esta labai gerai. Aš per jumis iš vis šiandien niekur neišvykau. Tu per mumis čia esi? Taip. Per Italijoje? Per jumis, per savo norus. 2 dienas Mes vėl varom. Mes vėl traukiniai. Nekompleininat, greitai man. Kompleinina, čia, kad aš sakiau su traukiniu pavažiuoti iki parduotuvės. Nieks nedirba aplinkui ir tu nesupranti. Tu, mama, žinok, teisybės nežinai. Tu sužinosim teisybės iš visų. Jo, jeigu jūs sužinotum, ką aš apie jumis visus galvoju. Žiūrėk, ką visi šitie vaikai galvoja, kad tu rūrini juos nuo gyvenimo. Surūrino jie mūsų gyvenimą. Rūrintojai. Bandžiau tiketus nupirkti, bet neleidžia. Eina laiva, na kažkaip. Jeigu įlips kontrolierė, mums prisidės, mes varom, bet tiketus. Užšakės. Tėtis gaus baudą. Aš nepričiom. 3 minutes left. Tai va. Nu neveikia. Bandžiau per appsą. Appsą neleidžia prisiregistruoti, jeigu itališko numerio neturi. Bandžiau per desktopą eiti, tai iš vis įvedi, kur važiuoja, išsijungia ir iš naujo reikės. Tai aš nekalta, aš bandžiau.
jei galėčiau, nupirkčiau. Tikrai nebrangiai kainuoja, tikrai nupirkčiau, bet neleidžiu. Traukinį. Atsimenu, kad brangiai būdavo grįžti tą oro uostą. Ai, ane? Toliau mums kažkaip būdavo. Žinoma, kad tas oro uostas galys kainuodavo. Žodžiu. Mums, kad apsipirkti, reikia į kažkokį miestelį pavažiuoti su traukiniu. Ir aš labai, žinokit, bus šakis, jeigu tas šopas nedirbs. Jie mane su šūdai suvalgys tada. Jie tada sakys, mes sakėm nevažiuoti. Sakėm nevažiuoti, kam tavęs paklausėm. Nu, žiūrim, labai įdomu, veiks ar neveiks, nes čia gali būti, kad neveiks. Iš tikrųjų traukiniai nemokami, nes prieini ir patys durys atsidara. Čia tu taip nusprendai, tu sakei. Dabar įdomu, ar šopas veikia. Einam žiūrėti. Dirba? Kur jūs įmatot? Va, dirba. Dirba mūsų šopas. Dirba mūsų šopas. Ha, ha. Reikėjo susisporyti dar man su jumis. Ha, mes turim šopą. Sargiai reikia. Jei. Mes turėsim gerti ir sneko. Ha, ha, ha. Pasisekė. Kur čia riekaujat? Lemba, per čia nepraeisi. Tai? Va, fontanai. Va kaip gražiai vanduo, fontaniukas. Va kaip gražiai. Į čia gražiai, ten gražiai. Va. Aš vidosiką darau. Snekai pripirkti, varom į traukinuką gal ir į viešbutuką. Čiapda? Čiapda. Mūsų traukinukas po 7:23. Kaip gražiai, kaip gražiai. Čia? Mes tiesiog Aitsa. Na, pasirodo mokam šiandien. Kad įeit niekas nebegalėjo. Atsijėjo per PSU. Nusipirko į Malpensos oro uostą. PSU 10 euriukų sukainavo. Ai, 13 eurų? Ai, 13 eurų, 10 svarų kainavo. Tas įlipimas. PSU. Nu, bet pasirodo, kad Malpensos oro uostas. O aš paskiau likau nebejėjau, tai, žodžiu, jau tiketus nusipirkti į punktą. Tai 2,20 kainavo, aš tai pigiai grįšiu, tai brangiai, už brangiai. Ai, bet jeigu už Estelą būtum skaityt pirkęs, panašiai ir gautus. Nu, žodžiu, spėjame traukinuką atgal, viskas, sakei, važiuom, viešbutuką. Nu, mes už tiketus nelabai čia sargingai. Ne, mes kartais nenusiperkam, kartais nusiperkam. Jo, niekas nepagavo, nusiperkam. Tai va, taip ir važiuojam. Nejaučia, aišku. Grįžom. Po 7:06. Persirengiam ir varom valgyti vakarienės. Žodžiu, numečiau rankšluosčius ant žemės, nes tipo, jeigu nenumeti, netvarko. Eina šiekt. Nieks netvarkė, nieks netvarkė. Jej! Galėsiu dabar imti rankšluosčius nuo žemės ir tvarkytis, ir valytis.
vakarienės. Jokių make-upų, nieko, suknelę persirengim ir viskas. Chebrytė pasiruošus. Pasteliukas pasipuošus. Oi, čia žiūrėk yra veidrodis. Aišykas. Nemačiau prieš tai. Tu matei? Šitą? Ką? Ne, va, veidrodis. Šiandien mes darom vėl čia pat. Nikolytė! Nikolė! Kuku! Nikolytė! Kuku! Nikolė! Labas! Labas, mazytė! Nu va, užsisakėm valgyti, laukiam savo vakarienės. Žiūrėsim, ką šiandien skanu ar neskanu. Aš taip Cezario salotų lengvai. Tėtis picą pasiėmė, stalo chicken nuggets. Viskas. Kažkaip taip. Mamos Cezario salotos. Pasakysim skanu ar ne, tečiaus pizza. Aštri. Ir stala nuggetsai. Rėjukas valgiu su tečiu pizza, jo. Taip, rėjukai. Užsiėmęs. Žodžiu, bulvytės ir nuggetsus Nikolė valgo su stala. Skanaus. Skanaus man. Ir skanaus, kas valgo. Kaip palauk, nespaus, kad gali prasėjimą. Mes ir vėl. Vaikams reikia palakstyti prieš megelį dar po vakarienės. Čia, žiūrėkit, padedu. Davinčis, patėlis. Štai ir aš, o štai ir aš. Į tualetą, mama, kur daugiau? Tualetas. Šakai. Vajų? Vajų. Eik tu, savo, blemba, jie čia gyvena. Čia niekada ne. Nu, neįmanoma gauti. Sufotkinti. Eisim together. Forever together and never apart. Nikolė, einam. Come baby. Ate. Nikolė. Einam, ta. Kur sesė? Nikoliukai. Einam, ate. Ate. Nikolė. Bus triukšmo, nežinau. Nu tai ką darysi? Einam. Ten.
Ai, ne, jungiau. Juokau. Nikolė, edik. Pagausiu. Dabar bėgu. Sužinojo. Vėl verksi mane. Rėksi? Ar rėksi? Kur bėgi? Išeini? Išeini, Nikolė. Kas buvo? Taip nenori būti kambarį. Nenori vaikas kambarį būti. Oh no. Kas? Ui. Nu, reikia, nu, ne. Ui. Rubrikėlė, ką nusipirkom šnekų. Alutis 0% koronos. Būtų bairis, jeigu būtumėm pasiėmę ne 0. Fanta. Būtumėm iškėti. Nu taip, tu net saldainį vieną nesuvalgome. Kinderiniai kažkokie sausainukai tokių nėra, va kvietiniai jie kažkokie. O, pas mūsų Anglija tokių nėra. Vėl šito pačių cipsiukų skanus buvo. Prieliko. Tetis pasiėmė kriaušių va paragauti. Čia paėmiau vaikam tokių, kažkokių irgi čoko kinder, turėtų jaučiu būt skanus. Čia steliukas pasiėmė sausainuką Milkos, XL cookies, Oreo, tai kai nori kažką mindėms klaus. Tada va, su melenėm, tokį, reitas buvo biški toks, čia vėl kitoks. Čia Nikoliūzui tokių paėmiau. Kažkokie vaikų skyriai. Čia tokie šokoladiniai tie laznelės pasiėmė. Čia aš pasiėmiau gėrimuką. Tada tokį dar nebuvau gėrus. Va. Aš tikiuosi, čia ne vien vanduo gazuotas su skoniu, o bus normalus sultis. Nu, ne sultis su gazu, karoči, limonadas. Tokį. Tada Nikolytei, va, žiek slyvų tyrelę paėmiau. Ir galvoju, pati dar jaučiu suvalgysiu, nes jau sunkiai išeina tualete būti. Tokių čia tetis pasiėmė kažkokį sandwich čokoladiniai. Jėzu, kiek čia visko daug. Servetėlių Nikoliūzui. Pistacijų priluko. Šitokių paėmėm vaikam. Kaip sako Rėjus, šiušiai. Kefyrą pasiėmė mama, neblogas buvo. Vandenuko, porą vandenuko. Čia taip įdomiai pakuotė, bet gali atsiplėš pasim kiek nori. Šokolado tokio neragavus, va matyti, 7% lin. Pas mus Anglijai tokio nėra. Tokių sausainuko. Vaikučiam. Čia stalo pasiėmiau Milką Oreo turbūt. Čia servetėlės į tą lietą. Nes tualetinio nepadeda čia mums. Čia vėl vaikai pasiėmė kinder. Daug labai visko kinder. Čia mėlynės. Vaikučiam patiko jos. Va. Čia proteininį pasiėmiau tokį, pas mus nėra su kava. Paragausiu šitos firmos būtent. Tai va, paragausiu. Čia obuolių tyrelė Nikoliai ir obuolių ir braškin toks miksinis kažkoks tyrelė irgi. Taip, šio, neblogai pripirktava. Už viską sakė 8 eurų tetis, ne? 8 eurų, taip. Tai va, šio, vakarienė padarytas, nieko turim, einam žiūrėti YouTube'ės. Migdyt Nikolę dar pirmą reikia ir tada eisim. Relax. Taip? Reikia tau persirengti reikia. Nusimauk šitą. Taip, išsimurzinsi. Va, ką tik nusipirkom tiketus. Į Pisą varom rytoj. Bet kelionė laukia tai ui. Ko nori mažutė?
Žodžiu, mes rytoj turim išvažiuoti iš namų 8:30, išeiti jau. Ir pisui būsim tik tai po 2:50, 3 valandą grubiai. Tai pažiūrėjau, gaunasi, kiek sakiau, 6,5 valandos. A ne? 6,5 valandos važiuosim. Iš pradžių, žodžiu, pavažiuosim su traukiniu čia nuo namų 1 stotelę. Tada pakeisim į metro, pavažiuosim 5 stotelės 25 minutės. Tada persėsim į traukinį, pavažiuosim valandą. Tada išlipsim, turėsim ten 50 minučių beveik breiką, kad pasikeisti į kitą traukinį. Tada vėl įsėsim į kitą traukinį, tada važiuosim dar 2 valandas. Tada pakeisim traukinį ir tada važiuosim dar 1 valandą su traukiniu. Tai žodžiu, šis traukiniuos 4 valandas. Bet super. Pasidėvais, tai Laukia ilga kelionė, bet apie 3 busim Pisoj. Ir pasimsim viešbutį, žodžiu. Va, eisiu dabar ieškoti viešbučių. Užsibukinsim ir grįšim tik tai kitą dieną. Pažiūrėsim palei situaciją, gal dar stosim Genovai, pasižiūrėsim, kaip čia tiks. Kol kas susiplanavom tik iki Pisos. Pakankamai, va taip va. Tai va. Mačiau viešbutukų yra neblogų. Ten netoli tos Pisos, to bokštelio, viso bokštelis. Žodžiu, tai va, eina ieško dabar viešbučio. Sakyt, kiek mums visiems kainavo. Tai kainavo 77 eurai, kas yra 66 svarai. Tai gaunasi 2 suaugę ir 2 vaikai. Va. Normaliai. Nėra labai, kad kosmosas labai brangu. Tai normaliai už tiek kelionės. Ilgo važiavimo. Tai va. Tikiuosi viskas bus gerai. Svarbu šiandien normaliai mėgoti, kad ir tai atsikelt arba išvis mėgoti. Bet geriau gal eit mėgoti. 7 atsikelsim iš šiandien. Kokia 7:30 reikia, nes 8:30 išeit. Jum kaip tik apsirengti gal nereikia 7:30, biški vėliau prieš 8 pakels. Jūs tik apsirengę ir viskas reina. Aš biški anksčiau kelsiuos, aš 7:30 turiu keltis. Tai va. Va. Ir viešbutį užsišakėm. Žodžiu, vadinasi Pisa Tower Plaza. 15, kiek ten minučių, 20 paeiti iki to pačio taverio. Tai ir kainavo 120 svariuko. Family roomas. Tai va, taip viskas užbukinta, užsakyta, tai laukia rytoj. Ilga kelionė, jau 1:30. Eisim ruoštis mėgoti. Neužilgo už pusvalandų pareisiu mėgučiu. See you tomorrow. Kaip visada toliau kelionę žiūrim su youtuberiu. Pistuškių pasėmė paragaut, bet be druskos plėmė. Ir Corona Zero. Ką, sausio 2, po 3:53 minutės. Ir ką Bumbulienė daro? Nemiega, Bumbulienė nemiega, Bumbulis nemiega, mažoji Bumbulytė. Numigo kelias valandas ir atsikėlė prieš, nežinau, porą valandų, apie 1 kažkur atsikėlė. Ne, apie 1:30 gal buvo. Tai to 4 valandos. Ir jį nemiega, žiūri filmukus. Rėjukas stalo miega, tėtis maudenas, o mamai reikia susikrauti lagaminą. Sukrausi 1 lagaminą, sumesi viską, ko mums reikėtų rytoj vakarienį ir pasikeisti rūbų kitai dienai. Nes išvarom Pisą. Dabar yra 4, mums palikti, mes traukinį turim užsibukinę palei laiką. Ne 1 traukinį, ten keli. Tai žodžiu, mums išeiti reikia 8:30. Tai turim dar 4,5 valandos, tai aš nežinau. Neišeisiu čia pamėgoti šiandien, nes jeigu nueisi mėgoti, tai porai valandų nebeatsikelsi tiesiog. Ar valandai. Nežinau, bus matyt, bandysi greit sumesti viską į
lagaminą, pažiūrėsiu, kiek užtruksiu ir kada čia nueiti atsigulti išeis. Oh, shit. Biški negerai, nes būsim pavargę baisiai. Žiūrės. O dar Nikolė nemiega, bet, gal ir yra pliusas, gal tada traukiniuose miegos, nes mūsų laukia ilga kelionė, tai 6 valandas kelio. Ko nori? Ko tu nori? Ko tu nori? Gerti? Nori dar? Dar nori? Šaušinuką? O, tu nori dar šaušinuką. Vaikas valgo šaušinukus. Bėbiškus, biškvitus. Taip, am? Pavalgyk ir reik miegot, mažutė, ir tu. Okay, let's start to the party. Party ant lagaminų, partis. Bumbulienė gavai, tai ko norėjai? Norėjai kelionių, gavai? Keliauk ir neinkšk. Reikia krautis. Bus kaip išviręs. Va. Įmečiau dalykėliui į kelionę mūsų į Pisą. Turim labai daug valandų. Galvoju, ką čia dabar daryti. Turim kiek? Po 5. Ruodyk normaliai. Po 5:16. Turim 2 valandas miego. Nes 8:30 šeit, sakėm, reikia. Ten reikia būti 10:30, ne? 9:30 per valandą dar susuk nuvažiuoti. Jo, būtų geriau net anksčiau šeit, ne 8:30. Tai 2 valandos. Tai 2 valandos, ne, tai 8:30 daugiau turim, 2,5. Žodžiu, jeigu keltis, tai valandą prieš, bet ką aš darysiu, man tik apsirengti, reikia 1,5 valandos mašta. Tai... 8 turim visi. Iššokti, bet dantis nusivalyti viską 8, ne? Va. Tai vis tiek. 2 kem, ne? Iki 8, Taip. Nežinau. Reikia prigulti žiūrėti, kaip šis aksesuarys užvykti. Nikolė dar net nemiega. Tikiuosi užmigs, viską išjungsim, gal užmigs.